Sveiki, mėly Raseinių naujienų žiūrėtojai ir skaitytojai. Labadiena mūsų rajono merui Arvydui Nekrošiui. Sveiki, gyvi. Ir šiandien pradėsim laidą be pietų su meru. Turim nemažai jūsų klausimų iš ankstinių, tai su meru sutarėme, kad pirmiausia atsakysim gyventojam, toliau klausinėsiu jau aš savo ruoštų. Taigi, ponas Albertas klausia, sveiki, ar elektros tinklų renovacija Stonų gatvėje bus vykdomos su paties kelio pertvarkymu, ar bus kokie greičių kalneliai, nes ten įprastas mašinų greitis tikrai didesnis, kaip leidžiama 50 km per valandą. Ten yra laukiniai vakarai. Kada nors pakrypusi fūra užkabins net einantį šaligatvių. Kruzdiškės kaime tikrai sutvarkytas eismas, kaip pavyzdys pateikiamas. Tai ką atsakysim Stonų gatvės gyventojų? Tai pirmiausia, pradėsim nuo to, kad kelias nėra pačios savivaldybės, tai yra priklausomybė Via Lietuvai. Ir bet kokius inžinerinius sprendinius paprastai jie derina, kas yra jų kelio apimtyje. Elektros tinklų rekonstrukcija, renovacija taip pat užsiima įmonė ESO. Ten, pavyzdžiui, kabeliuoja arba stato kitas atramas ir panašiai. Tai paprastai tai daro atskirai, tik tai paderindami su mumis, vadinkim, savo projektus ar darbus. Tai kažkokių tokių duomenų fundamentinių dar neturim, kad ten kažkas kardinaliai keisis ar kad bus kelias naujai tvarkomas. Tai negalėčiau turbūt konkrečiai atsakyti. Dėl kalnelių, tai turime tuos pakilimus, tai panašiai kaip gulintys policininkai, tai jie yra asfaltuojami. Tai turime, kaip gyventojai sakė, Gruzdiškiai tokį objektą, bet kalbant su Via Lietuva, paprastai tokių kalnelių jie labai vengia. Tai kažkada teko kalbėtis priežastis kokios, tai jų pagrindinis argumentas, kadangi tai yra pagrindiniai jų keliai, kad tenais neturi būti lėtinamas greitis, vadinkim, priverstinai, kad, pavyzdžiui, kelionė važiuojant nuo Lietuvos vieno taško į kitą Lietuvos kraštą užtruktų kuo trumpiau. Tai kuo mažiau tokių kalniukų, tuo jiems geriau. Bet realiai, pagal faktą, tai turėtų vertinti vis tiek pati Via Lietuva, turi transporto inspekcijos, inspekcijos kitaip ten vadinasi, transporto srautų tokia įstaiga, kuri matuoja, vertina saugumą pėstiesiems, vertina apskritai saugumo sąlygas, transporto kompetencijų, prisiminiau. Tai jie paprastai tai daro, vertina ir jeigu gyventojai mato, kad yra kažkokie pavojai ar dar kažkokie, turėtų kreiptis ir kad būtų paskaičiuota, nes jie tą labai imliai daro, įvertina, nes pirmumas yra gyventojų saugumas. Tai jeigu gyventojai norėtų, galėtų kreiptis į tą instituciją. Tai gyventojams patiems reikėtų imtis iniciatyvos ir kreiptis, taip? Kadangi mes kaip savivalda negavom jokio prašymo, tai kol kas mes negalim. Jeigu mes gautumėm, tarkim, kad mūsų prašytų patarpininkauti, tai mes tikrai to imtumėmės. Taip. Ar reikėtų, tarp kitko, kažkokį tai galbūt gyventojų parašų kiekį surinkti, kad solidesnis būtų kreipimas? Bent jau vieno gyventojų prašymas, manau, būtų ir paskata, o paskui įvertintumėm, kiek ten poreikio yra. Nes tikrai sutinku, Stonų gatvėje greitis tikrai nemažas. Čia turbūt visi, kas ir vairuoja ir vaikšto pėsčiųjų takais, tą jaučia. Nes ten yra ir erdvesnės tos vietos, kur tikrai greitį pakankamai didelį gauna automobiliai ir vairuotojai važiuoja tikrai ne 50. Tai manyčiau prasminga būtų, jo labiau, kad yra nemažai gyventojų tiesioginių išvažiavimų iš savo kiemų, kur netgi pėsčiųjų tako, pavyzdžiui, nėra, o reikia išvažiuoti. Tai saugumo sumetimais galbūt ir prasminga būtų. Kitas klausimas, kada Raseiniuose bus tvarkoma Birutės gatvė? Tai Birutės gatvės tvarkymo šiai akimirkai negalėčiau atsakyti, kada numatyta. Reikėtų pasižiūrėti dokumentus, ar yra eiliškume kokiam, kurioj pozicijoje. Gyventojai tą taip pat gali patys padaryti mūsų tinklapinoje, kur yra eiliškumas kelių tvarkyme, bet kiek pamenu, ši gatvė neveda prie kažkokių svarbesnių objektų, tai tikėtina, kad jinai yra gerokai toliau nuo pagrindinių tų, vadinkim, kur remontuotinų gatvių. Tai tikėtina, kad dar kažkurį laiką bus neremontuota, aš taip įtariu.
Kitas klausimas, kodėl Ariogaloje nuo Vytauto gatvės 14 iki Verdėlupio upelio vis dar nėra vandentiekio ir kanalizacijos trasos ir nežadama pravesti. Ariogaloje Vytauto gatvėje 26C garažų bloke nėra nei vieno atliekų konteinerio, nors jau daug metų gauname sąskaitas už atliekų surinkimą. Prieš kelius metus kreiptasi, atsiprašau, bet niekas nepasikeitė. Ačiū ir geros jums dienos. Taip, dėl apskritai nuotekų, vandens įvadų Ariogalos mieste, tai gana keista situacija, kai tiek metų nebuvo nieko daroma. Dabar pasikeitus vadovui Raseinių vandenyse yra paprašyta jo inventorizuoti visus turėtus kažkada projektus, pasižiūrėti poreikius gyventojų, prašymus ir taip toliau. Tai, kiek žinau, Ariogalos šitas klausimas yra prioritete ir šiais metais netgi planuojama etapiškai tai vykdyti. Kol kas gal ankstoka man kalbėti apie terminus tam tikrus, bet vandenis planuoja šiais metais pradėti būtent Ariogaloje darbus. Tai gyventojai bus informuoti, kada tai bus vykdoma, kokiais etapais, kokios gatvės atkarpos ir panašiai. Tai turėtų šiais metais prasidėti darbai. Dabar antra dalis klausimo dėl konteinerių prie garažų bloko. Dėl konteinerių gyventojai turi kreiptis į mūsų padalinį, kad konteinerį gautų. Jeigu negauna, aišku, būtų įdomu sužinoti aplinkybės, bet jeigu galėtų, pavyzdžiui, dabar gyventojas kreiptis ir prisekti mane kartu, meras eta Raseiniai LT prie laiško gavėjų, galėtumėm pakontroliuoti tą procesą, ar tikrai ten kažkokios objektyvios priežastys, kodėl negavo. Gal prieš keletą metų tiesiog fiziškai tuo metu konteinerių nebuvo. Bet situacija dabar visiškai kita. Nes dabar yra nupirktų konteinerių, tai jeigu gyventojai prašytų, tai manau tikrai būtų galimybė suteikti. Kitas labai geras klausimas. Ar bus tvarkomas buvusios stoties aplinka kartu su fontanu, nes daug metų mieste centre, o vaizdas ten baisus. Man atrodo, daugelis pritars. Baigėsi tie mūsų gražus apšviesti fontanai. Liko nelabai. Taip, tai čia irgi nuo kurio galo pradėtų. Pradėti turbūt reikėtų nuo to, kad dalis teritorijos, jeigu taip įsivaizduot nuo fontano, taip žiūrint į stoties pusę, nuo Vilniaus gatvės į dešinę pusę yra praeitoj kadencijoje keistom aplinkybėm savivaldybė netekusi, taip pasakysiu. Ir paskui vyko ten teismai ir kitos aplinkybės, tai keistom aplinkybėm tos teritorijos netekta. Ja valdo privatus asmuo ir su to privačiu asmeniu turėjom teisminį ginčą, kad jisai tvarkytų tą teritoriją. Yra teisme jisai įsipareigojęs, kad prižiūrėtų, sustvarkytų ten tų savo aikšteles ir nusirinktų betoninius visokius, vadinkim, darinius ir užsėtų gražiai žolytę. Tai kol kas to nėra vykdoma. Aišku, terminas yra tenais pakankamai ilgas, reikės pasižiūrėti, kaip jisai vykdomas. O po kairę, jeigu taip žiūrint, kur yra tokia didesnė pieva, ten kelios pušys auga, tai tenais yra planuojama investicija. Šiais metais turbūt baiginėsime projektavimą ir į rudenį galbūt bus viešieji pirkimai ir pirksime paslaugą pastatyti 2 aukštų pastatą. Tai tenais planuojame investiciją. Kuriame bursis tiek jaunimas, tiek mūsų krašto senjorai. Tai su jaunimo organizacija vakar turėjom netgi susitikimą su mokyklų prezidentais, su jaunimo reikalų tarybos atstovais. Aptarėme taip pat ir šitą projektą, tai laukiame pačių jaunimiečių įsitraukimo, kad jie teiktų pastabas prieš projektiniams pasiūlymams. Šiandien taip pat turėsime posėdį dėl kitų projektinių pasiūlymų, tai irgi prašome, kad jaunimas kuo labiau įsitrauktų, nes tai yra jų ateities tam tikri projektai, kurie galėtų paskui ateityje turėti naudą. Ir pabaigai toksai iš žiūrovų klausimų, ką gavome iš ankstinių variantų, tai Simas Daukantas, nuolantinis mūsų, sakykime taip, kritikuotojas, pastovus mūsų žiūrėtojas, teigia, kad gerai čia sugalvojot, su meru per gavėnę reiktų pasnikauti. Mes ir prieš gavėnę pasnikavom, sąžiningai, o čia ir pasnikavo, nes be pietų ir reklamą rinkimams pasidaro. Nesuskaitau sekančio žodžio. Žodžiu, klausimas merui. Ar pats dirmavotas esi? Taip. Taip.
viskas atsakėm, ar ne? Čia pajuokaujant, gal klausėjai žino, kelintas gavėnios sekmadienis. Visi mato šis. Lauksim atsakymą. Ir taip, merė, praėjusią savaitę jūs socialinėme tinkle rašėte, kad kartais mero darbas toks būna prisimta atsakomybė, cituoju, net ir tada, kada pats neprisidirbai. Todėl pirmiausia noriu atsiprašyti dalies gyventojų, kurie gavo nekorektišką sąskaitą su šildymo kompensacijomis. Kas ir kodėl įvyko? Jeigu taip trumpai, tai pagrindinė problema įvyko programinėje įrangoje, kur buvo paskaičiuotas arba įvestas ne tas koeficientas, kuris turėtų būti. Ir automatiškai visi sąskaitų gavėjai gavo netinkamai suformuotas sąskaitas. Tai gyventojai tai pastebėjo, greitai informavo ir mane, ir pačią instituciją. Ir mes reaguodami pasižiūrėjom, įvertinom ir pataisėm ir greitai visiems išsiuntinėjom. Tai gyventojams dar kartelį reikia padėkoti, kad greitai reagavo ir mus informavo. Per savaitgalį sužiūrėjom duomenis ir pakoregavom jau pirmadienį. Žmogiška klaida? Tikėtina, kad žmogiška, bet mes dar pačias aplinkybės toliau žiūrim, kodėl tai nutiko, kad paskui nesikartotų, nes vis tiek įvedant koeficientą, enter paspaudus, yra tikimybė suklysti, reikėtų ir antro žmogaus, kuris įvertintų, pasižiūrėtų. Tai tą dabar ketinam bandyti užtikrinti ir kad tos klaidos nesikartotų. Turim dar vieną žiūrovo klausimą. Tomas klausė, sveiki, kodėl Turgaus gatvėje 20 valandą jau nedega šviesos. Tiesiog yra labai tamsu, sako žiūrovas. 20 valandą jau nedega. Ar... Jau nedega, rašo. Tai reikėtų pasižiūrėti, gal arba linijos gedimas, arba gal jutiklis užsinešęs, nes paprastai dabar toks dulkėtas periodas, tai įvertinsim tada su seniūnu, pasižiūrėsim, kas ten yra. Taip, toliau tęsime klausimus ir vasario mėnesio tarybos posėdžio metu konservatorių frakcija kreipėsi į rajono tarybą su prašymu skirti 10 000 eurų generatoriams Ukrainos partneriams miestui Žmėrinkai. Pamenate, aišku, šitą istoriją. Rajono tarybos nariai nepritarė šiam siūlymui. Sprendimas, aišku, buvo plačiai nušviestas respublikinėje medijoje. Tačiau tarybos posėdžio metu jūs sakėt, kad savivaldybė savo iniciatyvą renka lėšas. Gal jūs jau žinot, kiek yra surinkta lėšų ir galbūt yra žinoma, kiek prisidėjo patys pasiūlė šitą projektą 7 konservatorių frakcijos nariai, nes tiesiog teko kuluaruose išgirsti, dalyvaujant tarybos posėdžio metu, kad politikai galėtų patys paaukoti savo bent 1 mėnesio tarybos nario užmokestį ir tada nereikėtų nuiminėti, sakykime, iš tų pačių bendruomenių. Kaip čia diplomatiškai dabar atsakyti? Tarybos nariai ketinimų gal ir turėjo prisidėti, bet gal nerado laiko ar kažkokios kitos aplinkybės patrukdė, tai tikrai tokių prisidėjimų bent jau aš nežinau. Kas dėl pačio aukojimo, tai mūsų ir pačios valdybės ir principas, kad tai nebūtų priverstinis kažkoks ar darbuotojų aukojimas ar dar kažkas, tai yra savanoriška auka, kas nori, kas mato prasmę ir gali prisidėti. Tai iš surinktų aukų yra nupirkti 7 generatoriai, jie yra jau nugabenti, perduoti sėkmingai. Taip pat papildomai nupirkta ir kitų priemonių ten, kokių buvo prašoma. Taip pat yra prisidėję ir paprasti eiliniai gyventojai, įmonės, įstaigos, profesinė sąjunga galų galiai yra prisidėjus mūsų savivaldybės. Taip pat mero tarnybos darbuotojai yra prisidėję ir administracijos direktorius yra irgi pats asmeniškai lėšų skyręs. Tai aš nematau, kaip čia, būtinybės priverstinai deklaratyviai aukoti. Aš manau, kad aukojimas yra kiekvieno asmeniškai žmogaus reikalas. Jisai kiek turi lėšų, aukoja pagal galimybės, kam nori ir kiek nori. Kitas klausimas. Laiškas, toksai, sakykime taip, pradėsiu nuo to, kad tikrai dar viena sensacija, čia Raseinių krašte, man atrodo, pastaruoju metu jų vis daugėja, suskambė antraštė, buvo nuskambėjusi nereikalingas verslas Raseiniuose. Truputėlį pakalbėkime apie tą patį kavinės uždarimą ir kitą temą vėl apie Raseinių turgų, nes
laiškų redakciją ir ten buvo tikrai, mačiau, kad kreiptas ir į politikus, kreipėsi Raseinių rajono gyventojas, kuris stebėjo paskutinį rajono tarybos posėdį ir išsakė abejonių dėl turgaus veiklos bei jo valdymo skaidrumo. Laiške teigiama, kad turgaus veikla jau ne vienerius metus kelia įvairių klausimų, nuo kainodaros aiškumo iki viešumo ir pasitikėjimo savivaldybės sprendimais. Ir gyventojas taip pat atkreipė dėmesį tarybos posėdį nuskambėjusią informaciją apie turgavietėje susijusius sprendimus ir prašo savivaldybės vadovų aiškios pozicijos dėl situacijos. Taigi aš labai taip glaustai perpasakoju laišką ir iš jo kilusius klausimus. Merė, kaip Jūs vertinate dabartinę Raseinių turgaus veiklą? Ar Jūsų nuomonė, ji šiandien yra pakankamai skaidri ir aiški tiek prekeiviams, tiek tai pačiai visuomeniai? Taip, tai labai platus klausimas ir turėtų atsakymas būti irgi ne kelių minučių, o turbūt gerą pusvalandį galėtume apie tai diskutuoti. Nuo pat pradžių iki pat pabaigos, jeigu taip norint išsamei atsakyti. Tai pradėsiu gal nuo to, kad pati turgaus valdymo forma kažkada sudėliota buvo netinkamai ir tuo metu buvo turgus perduotas valdyti ne koncesijos būdu, o tiesiog privačiam asmeniui, dėl ko savivaldybė patyrė didelių nuostolių, nes reikėjo grąžinti dalį ES lėšų dėl tokio sprendimo. Tai viena dalis medalio. Antra medalio dalis, mes dabar perimdami savo nuosavybę turgų turime pagrindinį tikslą, tai yra sumažinti įkainius patiems prekeiviams, nes automatiškai mažėja pelno marža gaunama, tai yra tik tais už išlaikymą paprastai išdalinama. Dabar bent jau turėtų būti, toliau patys įkainiai turėtų būti fiksuoti ir pateikiami viešai, nežinau, pakabinant ant sienos, skelbiant internetinėje ir panašiai, kad, pavyzdžiui, kiekvienas atvažiavęs žinotų sąlygas, kuriomis jisai gali prekiauti. Kad nebūtų taip, kad, pavyzdžiui, noriu aš ten kažkur geriau prekiauti, ten kažkur susimoku daugiau arba mažiau, arba nenoriu, kad kažkas kitas prekiautų šalia manęs, aš irgi ten galimai kažkam susimoku. Tai kad tokių veiklų nebebūtų, visiems būtų aiškios taisyklės, tai pagrindinis tikslas, kad tai atitaisyti. Toliau, jeigu dar toliau žiūrint, dabar atsirado dvi pusės, vadinkim, jeigu taip galima sakyti, kurios tarpusavį, kovoja ir vienas ant kitos skundus rašo. Kuri pusė teisi, sunku vertint, mano nuomonė tai vis tiek. Yra svarbu skaidrumas, viešumas ir kiti dalykai. Tai šiuo metu, ką aš matau ir straipsniuose tose pačiuose, ten ne visiškai teisingai surašyta ir ne visiškai tiesa parašyta ir jeigu ten dar giliau pasižiūrėjus, tai ten tokia pilkuma, kur labai sudėtinga paskui vertinti reikėtų. Tai aš visgi galvoju, kad tie pokyčiai bus prasmingi, reikalingi ir patiems prekeiviams bus aiškesnės taisyklės, paprastesnis valdymas ir tai savivaldybei, kaip minėjau, kadangi turėjom nemažus nuostolius dėl to, nes reikėjo grąžinti ES lėšas, kurios buvo naudotos turgaus rekonstrukcijai, nebeturės didesnių nuostolių būtent dėl šito objekto. Bet, merė, sakykime, taip, darykime tokią prielaidą truputėlį kuriozišką situaciją, ar ne? Buvusi turgaus valdytoja šiandien dienai vėl kaip ir administruoja, ar ne, tą patį turgų ir vėl tokia kuriama tarsi konfliktinė situacija, nes buvo žmonės, kurie atvirai kalbėjo, ar ne, kur yra bėdos, kokios yra problemos, kas yra negerai. Na ir šiandien vėl kaip ir ateina vadovauti vėl tas pats asmuo. Na, tarsi tokia jau abejonė ir tų pačių turgaus prekeivių kyla, kas čia vyksta ir kaip jūs tą sprendimą vertinate, būtent vėl vadovavimą paskirti tam pačiam asmeniui? Tai jeigu taip irgi nuo pradžių kaip kas vyko, tai pirmiausia, tai yra turgaus bendruomenė, buvo atvykusi pas mane su prašymu, bent jau tam laikotarpį, kol bus perdavimas, kol viskas įvyks, paprašyti, kad Dalia Lukauskienė galėtų tą perdavimą sklandžiai užtikrinti, galbūt dalinai užtikrinti turgaus veikloje pagalbą ir panašiai. Tai aš manau, direktorius komunalinio tą ir daro. Laikinai yra priėmęs darbuotoją, kuris užtikrins turgaus sklandų perdavimą.
Tai va, tai tiek. Ar tai vyksta? Tai va, tai aš, kiek žinau, pats pastatas yra perduotas komunalinio valdymui, įkainiai yra patvirtinti, dabar pats komunalinis turi užtikrinti veiklas. Tai turbūt artimiausių metų turėsim susitikimus, nes turgaus prekyba pagrindė yra šiek tiek sezoninė, o sezonas jau praktiškai prasidės už mėnesiuko, nes pirmieji medelių prekeiviai, kiti atvažiuos, tai žiūrėsim, kokie yra jų planai, ką jie planuojasi daryti, kaip užtikrins turgaus tolimesnį sklandų veikimą. Kitas klausimas. Turgaus teritorijoje veikusi kavinė ir vėl Raseiniai nuskambėjo kai kuriuose portaluose, kad nereikalingas yra verslas mūsų krašte. Ir iš tikrųjų ten situacija irgi tokia labai įdomi. Visiškai neseniai, kaip man žinoma, buvo pasikeitę turgaus savininkai, ar tai turgaus kavinės savininkai, ar tai tiesa? Kaip čia irgi diplomatiškai atsakyti? Turgaus savininkai nuo pat pradžių buvo aiškus, tačiau kavinės savininkai buvo, kaip čia pasakius, iki galo neaiškus. Labai jau taip diplomatiškai atsakau, nes kokia ten veikla vyko, irgi dar klausimas, nes jeigu gerai pamenu, pagal projektą, pagal pastato paskirtį, tenais ne kavinė. Tai aišku, dar atviras klausimas, kaip ta kavinė ten veikia, kaip jie licenzijas gavo, kaip kiti dalykai vyko, nes, pavyzdžiui, dabar ten licenzijos neįmanoma paimti oficialiai tvarkingai darant. Tai aš, kaip sakant, nekeliu klausimų, kaip seniau jinai veikia, ten turbūt kažkaip veikia, bet šiai akimirkai pagal visus galiojančius teisės aktus ta veikla negalima tokios paskirties pastate. Tai pati savivaldybė, kadangi mato prasme, kad tenais būtų kavinė, nes gyventojai tikrai nori kuo daugiau vietų, kur būtų galima kultūringai ir gerai pavalgyti, tai matom prasme investuoti ten porą šimtų eurų paskirties pakeitimui. Tai turbūt tą ir darysime, kad ten vyktų kavinė ir tada skelbsime atvirą konkursą, kas ten galėtų nuomotis. O tai kodėl buvo kaltinta Raseinių rajono savivaldybė, kad esą žlugdanti verslą? Taip yra paprasčiau turbūt kažką apkaltinti, negu patiems į save pasižiūrėti ir kaip jie iki tol veikia. Ar yra ten iš tikrųjų problemų su įranga esančia kavinės perdavimu? Nes, sakykime, iš tikrųjų žmogus, kuris parašė laišką, jisai teigia, kad irgi tenai klausimų kelia šitas procesas. Taip, tikrai, ir klausimai yra atviri. Šiai akimirkai direktoriaus esu paklausęs, kaip tai įranga tenais yra. Tai yra sutarta su įrangos savininkė, kad ta įranga per kažkokį tai laiką išsikraustys. Tai kadangi laikas nėra apibrėžta, tai šiai akimirkai sandėliuojama ta įranga. Nuo direktoriaus. Ar nuoma būsimos kavinės, sakykime, jeigu savivaldybė pakeis paskirtį, ar ne, ten galės būti viešo maitinimo įstaiga, ar ne, kaip ir reglamentuoja mūsų teisės aktai, nuoma kažkuo bus didesnė, mažesnė? Tai seniau savivaldybė apskritai iš viso turgaus nuomos gaudom labai nedidelę sumą. Dabar praktiškai iš tos vienos kavinės mes labai daug gautumėm, ten atvirai galiu sakyti, maždaug apie 1000 eurų į mėnesį gautųsi iš nuomos. Tai aš manau, kad komunalinio einamųjų sąskaitų padengimui, manau, pats tas bus ir už elektrą susimokės, už šildymą, turiu minty likusios dalies turgaus, tai manau, kad tai bus naudinga pačiam komunaliniui. Ar savivaldybė neplanuoja, sakykime, inicijuoti kažkokį tai veiklos ir finansinį auditą, kad būtų išsklaidytos tos abejonės, nes aš bijau, kad tų abejonių rudenėjant vis daugės ir tų skundų vis daugės, nes turėkime mintyje, kad tuoj prasidės rinkimai ir visi pradėsim labai jautriai reaguoti viską. Aš tai nieko prieš, netgi ir pats inicijuočiau tuos auditus, kad tik pasižiūrėt, kaip ten kas vyko, ypač kaip seniau vyko dar praeitoj kadencijoje, ypatingai kaip ten kas, kaip buvo turguje vykdoma veikla, kiti dalykai, tai istoriškai galima tikrai pasižiūrėti daug dalykų, tai aš nieko prieš būčiau. Ir toks
pabaigai, sakykime, galbūt klausimas, kuris iš tikrųjų šiek tiek kėlė antakius. Nepaslaptis, kad šį savaitgalį Raseinių mieste vyks Kaziuko mugė ir šiandien vyko kontrolės komiteto posėdis, prieš tai ir etikos komiteto, ir antikorupcijos komiteto posėdžiai ir buvo svarstomas netgi, kodėl buvo išduotas leidimas šitai mugė organizuoti. Kaip pakomentuotumėt, kodėl, regis, nesam toks triukšmingas tas miestas ir bet toksai viešas renginys, ypač ankstyvą pavasarį, man atrodo, daugeliui būtų sveikintinas, o šiandien dienai susiduriam su tokiom, labai tokiom negatyviom emocijom, negatyviais skundais. Mano žiniomis ir mano paties vertinimu, turbūt jisai labai subjektyvus, tai yra kelių asociacijų kovos laukas tapo Raseiniai. Tai yra jungiančios verslo bendruomenės, kur viena asociacija vykdo veiklą visoje Lietuvoje pagrinde ir jų būstinė yra Vilniuje, tačiau gretimai įsisteigė kita asociacija jungianti smulkaus verslo bendruomenę, kuri įsikūrė Raseiniuose ir dabar ten turi nemažai narių ir galimai dėl tos konkurencijos dabar visi vieni kitus skundžia. Bet Raseiniai didelis miestas, vietos užteks. Taip. O mano nuomonė, tai jeigu taip irgi kalbant apie išdavimus leidimų, tai mes kaip savivaldybė išduodame absoliučiai visiems leidimus, kurie atitinka teisės aktus, ten priklausomai nuo renginio dydžio, nuo renginio pobūdžio, tai visi, kas prašo, bent jau aš nepamenu, kad būtumėm kažkam neišdavę. Taip, kad jeigu tik tai yra iniciatyvos ir noro kažką nuveikti. Gerai, organizuokit, darykit, žmonėm to reikia. Kągi, ačiū už atsakymus, už skirtą laiką, dėkoju visiems žiūrėjusiems, dėkoju uždavusiems klausimus, ir palinkėsim be artėjančio gražaus saulėto savaitgalio. Viso gero.